Sveiki, minėjai, šiandien tiesiog sukursiu mokymą, kaip prisijungti prie SolidTrustPay kompanijos. Einate ant Sign Up mygtuko, spaudžiate jį ir atsidaro langas, kuriame reikia suvesti jums informaciją. Pirmajame laukelyje rašote vardą, vėliau sekančiam pavardę, įrašote sekančiam laukelyje savo gimimo datą, tai diena, mėnesis ir metai. Vėliau yra laukelis, kad įrašytumėte savo specialybę. Kitas laukelis yra, reikia patvirtinti vietą, kurioje jūs randatės. Pavyzdys, jeigu yra Anglijoje, nors registruoti Lietuvoje, tai rašykite Anglijos adresą, kurioje esate dabar prisijungę netgi prie šito puslapio. Tai va, tai kaip pavyzdys, jeigu randatės Anglijoje, tai rašykite Angliją, jeigu Norvegija ir taip toliau, nesvarbu. Tai va, sekančiam laukelyje reikia įrašyti savo prisijungimo vardą iki 16 simbolių. Dar sekančiam laukelyje rašote savo slaptažodį, kurio jungsitės prie SolidTrustPay sistemos visą laiką. tą slaptažodį reikia patvirtinti. Reikia susikurti antrą slaptažodį. Čia tokiu atveju, jeigu darysit pavedimus, jisai bus reikalingas. Dar tą antrą slaptažodį patvirtinat. Sekančiam laukelyje rašote savo elektroninį paštą. Jį vėl reikia patvirtinti, pakartoti, ta prasme. Įrašote savo telefono numerį, reikia su šalies kodu, vietoj pliuso geriau naudokite 2 nulius. Kaip pavyzdys, jeigu Lietuvos numeris, tai būtų 00370 ir 6 ir taip toliau visas likusis numeris. Vėliau vieta, kurioje esate, vėl pasikartot reikia. Miestas, ta prasme vieta, tai čia šalis, čia yra miestas, physical address, tai yra gatvės adresas, physical address, city yra miestas, zip postal code yra pašto kodas. Jeigu ten iš pirmo karto su LT netinka, bandykite be LT. Tai vat, sekantis dalykas, tai tiesiog slaptas klausimas. Galite ir lietuviškai rašyti, tik tai be lietuviškų simbolių, aišku. Ir vėliau sekančiam laukelyje turi nuskambėti jūsų atsakymas į tą klausimą. Uždedat visas varneles, spaudžiate Sign Up ir pradžia jau padaryta. Reikia vėliau tiesiog prisijungti prie savo elektroninio pašto, nes gaunat tokį laišką, kaip pavyzdys Confirm email for SolidTrustPay. Jame būna įdėta nuoroda, kad galutinai jūs galėtumėt patvirtinti savo SolidTrustPay prisijungimą. Tai vat, nukopijuojat tą nuorodą, užeinat ant nuorodos, pažymite, spaudžiat su dešinį pilies klavišą, jeigu lietuviškas meniu, tai kopijuoti, spaudžiate, jeigu angliškas copy, einate ant savo šitam internetiniai naršykliai, dedate tą nuorodą į šitą skiltį, ją darote, pavyzdžiui, aš dar nukopijavau, tai darom kopijuoti, einam į naujam langą, atsidarom, spaudžiam įdėti ir atverti ir tiesiog atidaro naują langą. Tai vat, naujame lange tiesiog reikia jums paimti ir greičiausiai iš viso, dabar jau neatsimenu,
bet greičiausiai tiesiog SolidTrustPay pasako, jog esate sėkmingai pabaigęs savo prisijungimą. Taigi šiam kartu tiek, sekantis mokymai, kurie bus jums reikalingi, tai kaip patvirtinti savo ID ir kaip patvirtinti kortelę SolidTrustPay kompanijai. Taigi dabar nieko nelaukdami galite tiesiog užeiti žemiau šito mokymo esančios nuorodos ir prisijungti prie SolidTrustPay. Kągi, sėkmės, viso gero.